2023 metais rudenį susipažinau su Tomu, taip pat mėgstančiu tyrinėti antgamtinius reiškinius. High five! Jis sutiko kartu leistis į nuotykius. Aš čia pakimarinsiu biškį. YouTube kanalą Balsai iš Anapus pervadinome į Vaiduokliški nuotykiai. Mūsų pirmoji tyrimo vieta buvo žydų kapinės esančiame Kunigiškių miške. Na, neįtin sekėsi kažką užfiksuoti tą šaltą, vėjuotą naktį. A, lygtais išraižyta. Bus šviesa nelabai naktis. A. S. Ja, ir išbraižyta. O, vienai vietoj lyg buvo kažkas. Lyg moters balsas toksai labai neryškiai. Galime pakeisti lokaciją, čia tik tai yra Besantkapis, bet kapai. Kapai išeina per visą šitą plotą. Tik vienas pats žiegrybas. Aha. Čia šitas augalas, nežinau, ne? Ar jūs norite, kad mes čia pasiliktume su jumis? Ne. Seni, Kas? žiūrėk, pakak savo ranką. O, bля. Ką tu čia dirbi? Mr. Spider, what are you doing? On my hand? Spidermanas. Savo žapus tvarko. Lipk ant čia. Ne, lipk. Eik tu savo. Teks parsivešti namo. Seni, eik čia. Lipk ant, vo. Biškį nupurtė, fui. Aš nemėgstu vorų. Aš jau paniškai Ai. bijodavau, bet dabar Aš tik nemėgstu. žinai, kas man šlikščiausia yra? Jų išnara, kai kabo, atrodo, kad jų lavonas, bet ten išnara kabo. Tiesą sakant, mūsų pati pirmoji tyrimo vieta buvo seno dvaro teritorija. Vėliau, kaip bebūtų gaila, savininkų liepimu epizodą teko išimti. Ar šiame pastate buvo mokykla? Tai buvo.